Tai sveiki, esu Urtė. Čia matau pažįstamų veidų, tai kaip ir žinot. Tai dirbu metų jau šioj srityje, vėlgi kaip ir mes linkę, tai dažniausiai per kelias vietas. Tai esu tiek reabilitacijoje dirbus, tiek su neurologiniais, tiek su neįgaliaisiais. Šiuo metu dirbu sveiko stuburo mokykloje. Tai va tiek apie mane, labai nepatinka apie save kalbėti, tai geriau pakalbėsiu apie griuvimų ir traumų prevenciją. O šiaip turim valandą laiko, bet pusvalandis teorija, tikiuosi kažką įdomu. Ir tada praktika, tai tikiuosi, kas už ekranų irgi prisijungs prie praktikos. Tai taip. Man visada labai įdomu, kad, ne tai, kad įdomu, bet stengiuosi, kad būtų įdomu ir naudinga. Tai kadangi tema pakankamai plati, tai taip labiau iš savo pusės stengiausi pažiūrėti visas tos griuvimus ir traumas. Tai, va šitaip. Tai dėja, kasmet griuvimą patiria nuo 30 iki 60% suaugusių žmonių ir daugiau negu pusė iš jų krenta daugiau negu vieną kartą. Tai ta statistika tokia nėra labai smagi, bet dėja, tokia ir ji yra. Tai kitas klausimas, kodėl krenta. Tai vėlgi, sveikatos organizacija. Priežasčių yra daug, bet pagrindinės suskirstė taip į 4 grupės. Tai viena grupė iš jų yra biologinės, į kurią įeina rasė, lėtinės ligos ir panašiai, kas tiesiog susijęs su mūsų kūnu. Kita grupė tai elgsenos, tai tą, ką mes darom arba nedarom, tai vaistų, alkoholio vartojimas arba tas fizinis pasyvumas. Jis visur iš tikrųjų tas blogis, kas turi įtakos daugam. Aplinkos, tai vėlgi kas mus supa, slidžios grindys, laiptai, kilimai, apšvietimas. Vėlgi pagrindinės tos irgi priežastys žiemą, kai prasideda ir neįvertinam, jau yra ledas ir griūnam. Ir socialinės ekonominės priežastis. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, tai dažniausiai jos yra tos griuvimo priežastys kompleksinės, bet viena labiausiai yra, tai yra eisenos kontrolės sutrikimas arba kitaip tariant pusiausvyros. Tai šiandien labiau pašnekėsiu apie pusiausvyrą ir bandysim pasidaryti pratimus, kas ką pusiausvyrą. Tai vėlgi, aš apie amžiaus pakitimus, apie mūsų visą kūną, kas vyksta amžiui bėgant, norim, nenorim, vis tiek visi senstam. Taip kitko pradedam senėti nuo 23 metų, rašo arba tam tarpe nuo 20 iki 25, bet pagrinde tai nuo 23 metų, iki 23 metų tiksliau dar augam, o po to jau norim senėti. Tai tie pakitimai, kad sumažėja reakcijų greitis, sulėtėja, sumažėja reakcijos, iš tikrųjų, tai netgi aš pati ant savęs jau jaučiu, kad ta reakcija nebe tokia jau gera, kaip buvo 16. Oi, kaip gerai. Tai apačioje vaidėjau paveiksliukas, sarkopenija tai yra su amžium susijus, tiesiog čia yra fiziologija ir mes nepakeisim raumenų masės mažėjimas. Tai tas dėja, tai ne tik masė mažėja, bet ir blogėja raumens funkcija. Tai tiesiog tai yra natūralu ir mes galim tiesiog tik pristabdyti arba pagerinti tą veiksmą. Pasisekė, nes moteriom, aš taip juokauju, kad pasisekė, nes moteriam tiek osteoporozė, tiek sarkopenija irgi yra labiau reiškianti ir tas 60 jau pradeda vykti tie vėlgi tokia statistika, kitiem būna vėliau, kitiem anksčiau. Tai apačioje čia matosi paveiksliukas, tai irgi 30 metų, o čia tas tamsi spalva tai yra raumeninė masė. 50 metų jau matosi, kad labiau jungiamas audinys riebalinis apsupa ir 80 matom irgi, kad raumenų masė dar labiau mažėja. Tai ta masė, bet ta funkcija įtaką turi. Ir dar čia norėčiau paminėti tai, kad raumenis tai nėra tik tie paviršiniai raumenis. Raumenis ir viduje, kur vidaus organus judina šiek tiek. Tiesiog tas raumenynas ne tik vizualiai, bet ir ta funkcija yra svarbi.
Tai, kadangi nežinot, kas yra sarkopenija, tai vėlgi taip smulkiau bandysiu pakalbėti. Ar įsivaizduojate iš viso, kas yra raumuo ir iš ko jis susideda? Šiek tiek anatomijos. Bet čia jau raumenų pavadinimai, bet irgi labai jau gerai. Bet kas ten vyksta iš viso, kas ten per daiktas ir iš ko? Girdėję? Ne? Irgi gerai. Tai, bet vėlgi taip labai nesigilinsiu, labai smulkiai nepasakosiu, nes vėlgi klausimas, kiek atsiminsit, bet tiesiog tokiam bendram supratimui. Tai tiesiog kiek teko susidurti, tai dažnai žmonės net nežino, kas raumuo ir iš ko. Vėlgi, čia yra paveiksliukas, gal sudėtingas, gal nelabai. Tai visų pirma, kad kiekvienas raumuo baigėsi sausgyslė. Sausgyslė tvirtinasi prie kaulo, tai vėlgi raumuo judina kaulus, galūnes, vėlgi priklausomai per kiek sąnarių tas raumuo kerta. Tai va, yra raumuo, patį raumenį sudaro skaidulos. Čia labai gražiai tas paveiksliukas rodos tokios pailgos, skaidulos sudaro miofibrilės ir miofibrilės sudaro tokie aktino ir miozino siūlai. Tai ten tokie siūlai, taip ir vadinasi, traukdamas raumuo, tai kai susitraukia, tie siūlai tiesiog susikabina. Taip ir atsiranda tas. Visą raumenį gaubia toks sarkolemos tinklas, kurį raumenį aprūpina medžiagom. Tiek. Tai būtent, kai yra ta sarkolema, tai tas ir sarkoplazminis tinklas pradeda, taip kabutėse, strigti, neprūpina gerai medžiagom. Kiekvieną raumenį fasciją. Girdėjote apie fasciją? Kas per daiktas yra? Tai bent jau terminų išmoksit šiandien irgi. Tai fascija, tai tarkim, kaip turim visą ir ta balta plėvelė. Tokia. Tai va ten yra fascija, tai fascija irgi gaubia visą raumenį, visas tas. Tai svarbu, kad būtų tas fascijos paslankumas. Tai su amžiumi, ypač jeigu nejudam, nieko neveikiam, ta fascija pradeda nebėra tokia paslanki. Tai kai jinai užstringa, aš taip labai paprastai pasakoju, kad įsivaizduotumėt, nebėra to tokio paslankumo. Netgi čia tarp odos ir raumens yra ta fascija, tai galim uždėti pirštą ir pažiūrėti, ant kiek yra jinai paslanki. Jeigu, taip kaip sakant, nesitempia, tai reiškia, jau yra tas sukietėjimas, sustingimas. Tai kažko pjūviui randui esant, tai galim irgi pastebėti paslankumą. Prie to, kad sunkiau atlikti judesį. Tiesiog raumuo nebegali atlikti pilnos savo funkcijos ir mažėja amplitudė ir užsiveda. Tai čia tiesiog truputį tiek teorijos, kad įsivaizduotumėt, kas yra raumuo ir ką jis ten veikia. Bet jei nusprendėt griūti, nusprendėt pasirinkimą, reikia griūti. Teko dirbti ir su krepšininkėms, tai šiaip nejuokinga, mokina netgi kaip griūti, kad kuo mažiau patirti traumą. Tai jeigu jau sugalvojat griūti, tai griūti ant šono. Jeigu žiemą, tai dar yra tikimybė, kad suveiks kaip ir anksčiau nukrisim. Bet kodėl ant šono, tai vėlgi, jeigu svarbiausia, žinoma, galvą saugot, bet kuriuo atveju, bet jeigu griūnam ir ar rankas, ar kažkaip dar koją užsukam ar alkūnę, tai vėlgi tikėtina, kad mes turėsim traumą, gal netgi ir pakankamai gerą tokį. Ir jeigu dar neplanuojat griūti, bet jau jaučiat, kad tiesiog prarasite, tai vienas pritūpti. Jau pasiruošti tam griuvimui, tai irgi šiek tiek padeda mūsų pusiausvyrą išlaikyti. Aš kaip juokauju irgi, kai nors darom arba jaučiam, kad nestabilu, įsivaizduokit, kad važiuojam troleibus arba autobusu. Tai vis tiek mes tenais stojam,
sulenkiam kelius ir bandom prisitaikyti prie autobuso, prie visų tų vingiavimų. Tai čia kažkas panašaus. Jeigu jau susimėjote, tai irgi taip stengiatės atrasti kažkokią padėtį, kad kuo švelniau griūti. Renkamės. Kitas toks, norint išvengti griuvimo, reikia taisyklingai vaikščioti. Tai atrodo vaikščiojam, bet vėlgi tas taisyklingas vaikščiojimas. Jeigu nestabilu, pavojinga ten aplinka, šaligatviai, nors dabar paskumas tvarkyti, tai reikėtų eiti mažai žingsniukais, tiesiog, kad išlaikytumėm tą pusiausvyrą ir pėdą statyti. O mažai pilna pėda. Ir šiek tiek pasvirti į priekį. Geriau griūti į priekį, atgal tai liūdnai baigtis. Tai reiškia tausoti krūvį, bet jau ne visiškai pakelti, laikyti ir nieko nedaryti. Vis tiek turi būti minimalus judesys, kad kuo mažiau stingtų raumuo. Tai tiek su ta ramybė, tiesiog nukrauti krūvį, sumažinti krūvį. Manau, irgi žinot, kad pirma ta tokia pagalba yra ledas, šaldymas. Šaldot, kai griūna, kai... Visą laiką. Ką turi šaltų, tai ir tą pagalba. Jo, labai gerai, tai yra tokie geliai labai patogus, bet tinka ir žirnelį iš kameros. Bet irgi dažniausia klaida dar daroma, kad deda tiesiai ant odos. Tai reikėtų susisukti į rankšluostuką kažkokį, kad nenušaldyti odos. Tokia pagrindinė klaida. Ir ledas geriausiai veikia 24 valandas, pirmas 24 valandas. Tai kas 3 valandas galima šaldyti ir po 10-15 minučių. Tai ledas nuima skausmą ir sumažina tinimą, vėlgi priklausomai kaip stipriai susimušėm. Tada kitas yra kompresija, tai yra spaudimas. Tai spaudimas čia labiau, kad imobilizuojam. Tarkim, elastiniu galim susiveršti netinkamas žodis, nes irgi dažnai daroma klaida, kai susiveršia, kad pradeda mėlynuoti galūnės. Tai vėlgi, kaip reikėtų taisyklingai apvynioti tą susimuštą pažeistą vietą, tai jeigu koja, tai koją pakelti ir tada be labai didelio tempimo apsukti tuo elastiniu bintu, jeigu ranka, tai irgi pakėlus. Kodėl pakėlus? Dėl to, kad vėlgi tada geriau nuteka limfa ir visa kita, bet kai būna galūnė nuleista, tarkim, su koja geriausias iš tikrųjų pavyzdys, tai vėlgi koja pasidaro labai minimaliai, bet šiek tiek platesnė ir tada mes dar labiau užveržiam. Tai labai reikia, kad neužveršytas tempimas 10% nedaugiau elastinio binto ir būtinai pakėlus galūnę. Tai vėlgi, jeigu ten apsibindavot ir matot, kad jau mėlynuoja, tirpsta ranka, koja, tai faktas, kad tada jau per daug. Tai žodžiu, nepersistenkit su tuo. Ir dėl pakėlimo, tai dėl tinimo mažėjimo. Tai tas pakėlimas tai reiškia, kad galūnė turi būti aukščiau širdies lygio. Tai jeigu atsigulam ir jeigu ranką susimušiam, tai pasidedam aukščiau, kad būtų aukščiau širdies. Jeigu koja, tai irgi aukščiau. Tik irgi dažnai daroma klaida, kad, tarkim, pasidedam tik čiurną kažkokią, pasikeliam ties čiurną, reikėtų dėti ir ties keliu, nes automatiškai, kad po kažkurio laiko pradeda labai, paprastai tariant, laužti koją, labai nesmagu ties keliu, ties pakinkliu, tai jeigu keliam, tai stengiamės, kad tas užpildas būtų per visą koją. Tai va tokie pagrindiniai, o taip darot ar ne? Taip. O kiti naudojat visada? Tai čia tokie pagrindiniai, esmė, kad šaldyti, kažkiek imobilizuoti, bet vėlgi priklausomai nuo sumušimo. Ir šiek tiek duot ramybės, bet nepersistengti. Tai va, su traumoms tvarkyti šitaip. Dėl traumų prevencijos dabar, vėlgi, ką daryti, kad jų būtų mažiau, tai faktas, judėti, daryti pratimus. Sportuojančios, aš šito žinau, nes sportuoja su manim, o jūs sportuojat, atliekat kokios nors pratimus? Aha, o jūs? Aptingam. Bent prisipažinot, irgi gerai.
Tai vėlgi dėl traumų prevencijos, tai tikslas pagerinti raumenų jėgą ir masę, tai čia vėlgi grįžtam prie tos sarkopenijos. Atsiminsit žodį sarkopenija? Ne, na, tikiuosi kažkas atsimins. Tai va, kad išlaikyti tą raumenų masę, bet kaip ją išlaikyti, tai pagrinde mažiausiai keliauja jėgos pratimai. Žinot, kas yra jėgos pratimai? Tai kas maždaug? Bet labai svarbu, kad tas svoris tikrai būtų didelis svoris. Tai vienas iš tokių pagrindinių yra, kad po to paskaičiuosim dar savo širdies maksimalų tą dažnį, tai kad būtų nuo 60 iki 80% intensyvumo. Tai turim pasirinkti tokį svorį, tarkim, čia vėlgi tie kartai 8-12 pakartojimų, tai taip nustatyta fiziologiškai, kad geriausiai dirba raumuo ir tada geriausiai įsijungia ta jėga, nes vėlgi yra labai daug rūšių, yra ištvermė, jėgos ištvermė, tai kad lavintumėm būtinai būtent tą jėgą. Tai svorį turim pasirinkti tokį, kad jau te galėtumėm ir iškelti tos 8 ar 12 kartų, toks, jau maksimaliai. Ne kokius 3 kg, vėlgi, nuo svorio, tarkim, 3 kg pakeliam ir ten galėtumėm pusę dienos kiloti. Tai nėra jau jėgos pratimas, tai galim keliauti link ištvermės. Tai taip, kaip sakau, toks normaliai turėtų būti svoris. Tai po 1-3 serijas, tai tarkim, jeigu yra judesys, lenkimas, kelimas, tai tie 8-12 pakartojimų 2-3 kartus. Po minutę, 2-3 poilsio. Ir reikėtų atlikti bent jau 2-3 kartus per savaitę. Čia gal, nežinau, ar labai sudėtingai skamba ar ne, bet kasdienybėje tikrai galima tą pritaikyti, netgi ir buityje pilnai. Netgi ir svoris nešant iš parduotuvės, tai vėlgi, jeigu bulvės neša, tai pilnai galite paimti ir pakiloti. Tiesiog, kad aktyvinti tą jėgą ir raumenis. Dėl širdies darbinio tūrio paskaičiavimo, ar sekat savo pulsą? Pažiūrit kartais? Kaip? Retkarčiais. Tai vėlgi, tokia paprasčiausia formulė yra, kad 220 atimti savo amžių, tai yra maksimalus jūsų maksimalus darbinis širdies dažnis. Čia pavyzdys, tarkim, jeigu 55 metai, tai maksimaliai mūsų pulsas gali pakilti 165, bet vėlgi čia, jeigu nėra kažkokių sutrikimų, vėlgi, jeigu širdies ligų kažkokių yra, tai faktas, kad tas pulsas jau ne taip gražiai dėliosis. Tai tas 165 yra 100%. Tai nuo 165 tas 60 arba 80% turi tas pulsas pakilti tose ribose, kai atlieka, tarkim, tuos jėgos pratimus. Arba tiesiog bulvės kiloja. Tiesiog aš taip iš buities stengiuosi pritempti prie jūsų fizinio aktyvumo. Tai šitas, gal klausimų netyčia turit? O kiek jau pakilus į spaudimą jau skaitau pavojingo? Spaudimą ar pulsą patį? Patį pulsą. Pulsą. Tai pavojingas šiaip tai turėtų būti apie 80 ramybėj. Tai vėlgi, jeigu neturim širdies kažkokių sutrikimų, patologijų, tachikardijų, tiesiog tokių. Pavojingas, tai jau jeigu nieko neveikiam ramybėj ir 150 jau yra didelis pavojus. Tai va, tai vėlgi, jeigu tachikardijos, labai dar reaguoja į skysčių trūkumą, ypač mūsų tokiom šiltom vasarom, kai virš 30, tai stenkitės pakankamai skysčių vartoti. Ar žinot, kiek reikia vandens išgerti? Kiek? Beveik geriau negu nieko, bet per daug irgi nėra gerai. Tai mes esam labai iš tikrųjų skirtingi, tai vėlgi vienas sveria 50 kg, kitas 150. Tai tie 2 litrai, kam išgerti, kur 50 sveriam ir kur 150. Tai
Sau... Vandens, atsiprašau. Kaip? Ar arbatos dar jie eina? Ne, tik vandens. Vandens, nes vėlgi arbata, kai kuria arbata yra diuretikas, kava irgi nesiskaito diuretikas, nes papildomai dar skysčius išvaro iš mūsų organizmo. Tai savo svorį, savo kūno svorį reikėtų padauginti iš 0,04. Tai va tokia jūsų yra dienos norma. Nu tai va, biški daugiau negu 2. Tai čia buvo vienu metu labai, kad reikia daug vandens, bet per daug irgi negerai dėl to, kad išplaunam visus savo mineralus ir vėlgi kitos bėdos prasideda. Tai savo kūno svorį padauginat iš 0,04 ir sužinot, kiek per dieną bent jau reikėtų išgerti vandens. Tai tiesiog pasiemat ir gurkšnojat. Kai taip dažnai gurkšnojam, ten tas litras labai lengvai susigeria. Jeigu, žinoma, stengiamės iš karto tą litrą, tai faktas, kad sudėtinga išgerti. Tai va. O dar kažkokių klausimų gal? Čia mes to į kitas temas nueisim, bet man tinka, gerai. Bet gal yra sveikas ribas vandens gerimas, pavyzdžiui, svano, kai svariau tik 5 litrai vos negaunasi. Bent jau 4, tai tada tikrai reikėtų išgerti, faktas, kad, nes vienam kilogramui ten reikėtų tų 40 ml, tiesiog taip yra paskaičiuota. Tai tie 5 litrai, tai faktas, kad jeigu 2 išgersit, kur dažniausiai čia kalba, tai jau per mažai. Tai taip. Šiaip karštom dienom tai reikėtų netgi gertis kažkokiais mineralais, o ne tik vandenį, nes labai daug išprakaituojam visas druskas, tai irgi nieko. Arba. Tai va tiek. Ir dabar šiek tiek tokių įdomybių, tokių faktų gal, kad, ne gal, bet faktų. Apatinių galūnių raumenų masė mažėja greičiau negu viršutinio. Tai reiškia, kojos greičiau nusilpsta negu rankos, taip paprastai tariant. Tai jeigu sėdėsim, nieko neveiksim, gulėsim, tai sunkiau ir po to vaikščiosim. Apatinių galūnių raumenų jėga tarp 30 ir 80 metų gali sumažėti 40%. Tai nuo 30 iki 80 čia labai dėlios ribos, bet vis tiek, jeigu nieko neveiksim, tai beveik per pusę gali sumažėti. Tai tokie, man tai labai baisiai skambantis skaičiai. Netgi, vėlgi manau, kad esat patyrę traumą, aišku, nelinkiu, bet tarkim, vienas iš mūsų didžiausių raumenų keturgalvis, tai jo masė per 2-3 valandas, tarkim, jeigu mobilizuojam, jeigu lūžį, žinoma, imobilizuojam, per 2-3 valandas gali sumažėti 30-40%. Tai yra be galo daug. Ir jeigu netgi masės apimties skirtumas, netgi irgi, manau, teko pamatyti, tarkim, jeigu žmogus trauma ar patiem, kad faktas, kad viena koja jau yra mažesnė. Tai va, ir nustatyta, kad per 2 mėnesius raumenų jėga ir masė, kuri buvo prarasta nuo 50 iki 70 metų, galima atgauti. Tai tas faktas, man jau per vėlų judėti, tai neveikia. Tai tikrai galit per 2 mėnesius nuoširdžiai, intensyviai atgauti. Ir dar dažnai klausia žmonės, tai kiek čia reikia kartų per savaitę? Tai vėlgi, 1 kartas jau geriau negu nieko, 2 kartai yra toks labai jau ribinis, optimalus skaičius, kad bent jau 2 kartus reikėtų atlikti, bet kadangi vėlgi reikia jėgos pratimus, jėgą ugdyti, tai faktas, kad reikia ir pratimus įtraukti, nes judėjimas, tiesiog intensyvus vaikščiojimas irgi skaitosi prie judesio. 3 kartai, tai čia jau būtų labai gerai. Šiom dienom, kai visi skuba neturi laiko, tai 3 kartai per savaitę tikrai nėra daug ir tikrai galėtume atrasti po valandą pajudėti. Tai ypač jeigu turim kažkokių pakitimų, tai 2 kartai ilgainiui, laikui bėgant kažkiek galima atitaisyti, tarkim, kad ir kokia
koks nors lankstelio poslinkis nedidelis, tai vėlgi raumenynas gali šiek tiek svarkyti, 3 kartai jau įrodyta, kad jau galim pasiekti tų žymių rezultatų. Ir organizmui augant kaulų masė didėja ir nuo 20 iki 25 gyvenimo metais yra didžiausia, tai tam tarpe. Ir vėliau pradeda mažėti, kaulai retėja. Tai kaulų retėjimas yra osteoporozė, šitą tai turėjot girdėti. Ir man nežinau, nuo kokio amžiaus ten daro tyrimus, jau irgi kaulus tyria. Irgi vėlgi moterį, mums čia labai pasisekė, osteoporozė. Kaip? Taip, patiem. Bet daug programų yra, tai tikrai nemokamai galite išsitirti. Tai va, moterį mums pasisekė, osteoporozė mums irgi yra dažniau. Tai vėlgi dažniausiai dėl tų visų hormonų pokyčių ir prasideda mūsų smagioji kelionė į vyresnį amžių. Tai osteoporozė jogos pratimai irgi šiek tiek sustabdo, bet reikia labai nepersistengti, nes pradėti nuo to mažesnio krūvio, svorio, kad vėlgi nepatirti traumą. Žiūrint kokią dar lygio tą osteoporozę, nes galim greitai prisidirbti, tai netgi siūlyčiau nueiti pas specialistą arba vėlgi mes visi save jaučiam geriausiai, tai tiesiog siūlau visada nepersistengti. Dar kitas yra, čia irgi vis dar prie įdomybių, kad kaulų tankis padidėja toje kūno dalyje, kurioje buvo veikiami raumenų susitraukimo jėgos. Tai čia kaip ir logiška, su kuo daugiau kažką atliekam, tuo bus ir pokyčiai didesni. Tai reikia neužmiršti nei kojų, nei rankų, nei savo korseto, liemens, reikėtų visam kūnui bendrai pratimus atlikti. Ir atliekant vien aerobinę ištvermę ar raumenų jėgą ugdančius pratimus, dėja pusiausvyros stabilumas negerėja. Apie jėgos pratimus kalbėjom, tai patikrinimas kiek pakartojimų reikia atlikti? Kiek? Per savaitę, o kiek pakartojimų vienu metu? Pailsėti 3 minutės, o pakartojimo 8-12. Ir tokį svorį pasirinkti, kad būtų sunku. Aerobinė ištvermė. O žinot, kas yra ištvermė? O čia jau toks psichologinis, bet irgi, o fizinis. Tai kai ilgai, vėlgi pripažinta, kad bent jau pusvalandį laiko stengiamės atliekam tam tikrą judesį. Tarkim, bėgimas, važiavimas dviračiu, sportus, ėjimas, tai bent jau pusvalandį, tada jau pradedam ugdyti ištvermę. O šiaip geriausias pratimas, vėlgi aš čia nešneku apie kažkokias sporto šakas ar kažką specifinio, bet tiesiog mūsų gyvenimui tai yra greitas ėjimas, be jokių tašių, kuprinių, telefonų. Greitas ėjimas, tas greitas turėtų būti 70 žingsnių per minutę. Tai ta priešinga ranka, priešinga koja ir tiesiog keliaujam. Labai gerai. Tai grįšit dar per aplinkui, tai dar 3 kilometrai. Tai tas spartus ėjimas, taip irgi paprastai tariant, atjungia mūsų smegenis, tai padeda mūsų psichologiniai būsenai ir tada nuima, taip irgi paprastai tariant, įtampas mūsų kūne. Bet vėlgi labai yra svarbu eiti be jokių tašių, be jokių telefonų, tiesiog spartus ėjimas, atsipalaidavus, priešinga ranka, priešinga koja ir to tempą palaikyti. Ir būtų gerai dar ir kvėpuoti, neužmiršti. Tai vėlgi, jeigu pagal savo būseną, žinoma, įsivertinam, jeigu pradeda dūsti, tai ten nereikia jau labai bėgti smarkiai. Tai va, ėjimas pats geriausias dalykas, šiaip, kai esam be jokių įtampų ir nedirbam sėdimo darbo, kas šiais laikais jau šiek tiek sudėtingiau. Ir geriausi pratimai, tai yra, čia dėl griuvimo dabar jau grįžtam, čia labai šokinėjom. Geriausi pratimai yra pusiausvyros palaikymas kintančioj aplinkoj. Ar žinot, kas yra pusiausvyros pratimai? Kaip?
Nedarit, kaip puiku, tai dabar to ir padarysim. Čia beveik rankų miškas, kas yra pusiausvyrų pratimai. Pavyzdį gali duoti. Taip, čia jau toks sudėtingesnis, rimtesnis, jo. Taip, iš tikrųjų, tai yra pusiausvyra. O kas yra koordinacijos tada pratimai, nes labai maišo dažnai. Nes koordinacija ir pusiausvyra visiškai ne tas pats. O kas koordinacija yra? Koordinacijos pratimai. Ne, čia jau pusiausvyra. Kažką naujo sužinosit, pavyzdį gali duoti, nebūtina apibrėžimo. Galit parodyti. Na, gerai. Tai man labai smagu, kai žmonės nežino, reiškia, kad kažkaip naudingai praleidom laiką. Koordinacijos pratimai yra priešinga ranka, priešinga koja. Tai kažką skirtingo daryti su skirtingom galūnėm. Tai tarkim, koją tiesti, ranką sukti. Tai irgi koordinacija. Vėlgi yra tas lavinimas. Šiek tiek dar ir pusiausvyrą, nes dabar ant vienos kojos stoviu, bet kitaip ir neparodysiu. Tai taip, jeigu dar sugalvotumėm per klubą sukti, per alkūnę kiloti, tiesti, lenkti ir dar kokį eilėraštį deklamuoti, tai tiesiog toks yra koordinacijos lavinimas. Tai nemaišykit, koordinacija ir pusiausvyra yra du skirtingi dalykai. Tai teorijos tiek iš mano pusės, nebent turit kažkokių klausimų, tai aš mielai atsakysiu, kas susijęs labiau su judėjimu ar kažką. Šiandien taip temas tokias palėtėm šiek tiek skirtingas, bet griuvimas tai tiesiog aš galvoju arba griūni arba ne, tai tiesiog turi daryti, kad negriūtum. Būna, čia neišvengiama, tai dabar prieisim prie to, šiek tiek bus praktikos, kad mažiau tų griuvimų būtų. Tada dar šiek tiek apie pačią pusiausvyrą, tai yra tokia kompleksinė iš tikrųjų, tai jau kaip išsiaiškinam, pusiausvyra yra tas stovėjimas, paprasčiausiai stovėjimas ant vienos kojos, tai labai veikia mūsų vestibuliarinė sistema ir mūsų regėjimas, tai jeigu užsimerksim, faktas, kad bus sunkiau. Tai jeigu turim kažkokių neurologinių sutrikimų, turim problemų su vestibuliarinė sistema, tai mums dar sunkiau bus gyventi ir išvengti traumų, ypač žiemą. Nepaguosiu, bet taip yra. Bet mes ją turim lavinti. Kitas, kas susideda iš pusiausvyros, tai yra mūsų vidinių raumenų darbas. Su vidinių raumenų darbu, aš sakau taip, nėra smagu dėl to, kad mes jų nejaučiam, kai jie dirba. Kai, tarkim, tie stambieji raumenys padarom pritupimus ar kažką pakilojam ir po to jaučiam raumenys ir geras toks krūvis. Tai faktas, kad žinom, kad raumenys dirbo ir gavom krūvio. Su vidiniais raumenim taip nėra. Tai vienintelis toks, kaip galim atspėti, ar jie dirbo, tai yra padėties išlaikymas. Tai tik pagal tai žiūrėti. Tai gerai, tada padarysim kelius pratimus, ne? Jau nusiteikę. Kiek čia galima sėdėti? Jau daugiau negu pusvalandį sėdė. Tai tikiuosi, ten prie ekrano irgi prisijungs, o ne tik mes čia. Tai pradėsim nuo pusiausvyros vertinimo. Čia dabar reikia nerodyti. Tai žodžiu, atsistosit ant vienos kojos, o lentelės po to parodysiu. Kas galit, pagal galimybės. Jeigu negalit, nes žinau, kad kai kurie negali, tai laikomės už kėdės, o visi kiti, tai atsistojam. Nebijokit, aš irgi bijau. Vytautas irgi, manau, gali atsistoti. Tik atsargiai, aš šito nežinau. Angelė irgi, manau, galit atsistoti. Nenoriu. Žodžiu, prisijunkit tas, kas norit. Gal būkit arčiau kėdžių, jeigu sugalvotumėt griūti, kad turėtumėt už ko laikytis. Tai pats judesys bus, atkelsit vieną koją. Tiesiog taip, bet kol kas parodau, išaiškinau, po to jūs darysit. Gerai, tai dabar dar nenuvarkit, kad turėtumėt jėgų, nebus sunku. Tai pakelsit vieną koją ir stengsitės ant kaimynų nenumušti su rankom, rankos bus palaiduotas, viena koja atkelta. Dabar turėsit nemeluoti savo ir kai
atsistosit ant vienos kojos, užsimerksit ir skaičiuosit sekundės, kiek galite išbūti užsimerkus. Tai skaičiuojat 1, 1, 1, 2, ne 1, 2, 3, 4, 5. Šitas nesiskaito. Tai kiekvienas labai asmeniškai pagal save. Gerai? Susikaupėt, pakeliat vieną koją, rankos atpalaiduotos, nebent planuojat griūt, užsimerkiat ir skaičiuojat sekundės, kiek galit būti užsimerkus. Nesilaikius, jeigu laikomės nesiskaito. Jau aš 80 metų būdamas tai nerizikuoju. Užsimerkiam, bet nesilaikom. Šitaip užsimerkėt, rankos atpalaiduotos ir skaičiuojat, kiek galit išbūti. Galit pakeisti kojas. Vėlgi, mūsų pusės yra skirtingos, visi esam šiek tiek asimetriški. Ir savo nemeluojant, suskaičiuojant. Bet jeigu laikotės, nesiskaito rezultatas, nes manau, galėtumėte iki vakaro taip išbūti. O jeigu negalit, tai negalit. Pasidarėte, ne? Kaip sekėsi? Bet neblogai jūs padarė. Gerai, laikas ir amžius, kiek reikėtų išbūti. Tai, čia tos ribos. Tai laikas, kiek užsimerkus sekundžių turėtumėte išbūti. Tiksliau, susirandat savo amžių ir kiek jūsų siekiamybė, kiek sekundžių turite išbūti. Išbūti. 5. Tai jūs pataikėt. Girdėjau, kai jūs sakėt amžių. Apvalinot. Man 75. O, kiek išbuvot? Kiek išbuvot sekundžių? Tai jeigu ką namie galit pasidaryti, kaip Živiliai sekėsi? Pataikot, ne? Bet ne tie 70, tie savo amžių, ne? Užsimerkus neišbuvau. Šiaip neužsimerkus galiu pabūti. Tai va, nesiskaito. Tai kam nepavyko, puiku, yra kur tobulėti. Tai tiesiog stengiatės pasidaryti, bet koją taip normaliai stengiamės pakelti. Tai, bent jau su vieną pusę turėtumėt atlikti. Taip, tai namie, šiaip tai irgi vienas iš pratimų, kaip galim lavinti pusiausvyrą. Tai taip. O tik ko atsisėdot? Tai, kai čia buvo, tad irgi nesėdim. Gerai, kas galit pagal galimybės, o Angelė neprisijungsit šiandien prie mūsų? Ne ta nuotaika. Ne. Gerai, dabar darysim pratimus lavinant, kad lavintumėm pusiausvyrą. Bet irgi būkit netoli kėdžių, jeigu sugalvotumėt griūt, tai niekas nepagaus. Tai jeigu ką, laikomės ir nuvertinkit savo galimybės, tai pagal save. Tai gerai, atsistosit, suglausit kojas, keliai šiek tiek sulenkti, pilvas įtemptas, rankos taip delnais į priekį ir tada atgal. Atvedam, kad mintis būtų suvestos, bet pilvo laikom įtemptą, kad nesilošt atgal. Ir tada labai paprastas judesys, tiesiog leisim galvą žemyn, su smakru liečiat krūtinę ir tada vėl sugrįžtat. Bet taip sulėtinant, tai neskubėkit. Rankos visada atvestos ir laikom, kad mintyse būtų šiek tiek įtampa. Rankos atvestos atgal ir tada galvą leidžiat žemyn ir sugrįžtat. Ir neskubat. Ir atliekat judesį, darot. Bet neskubėkit, nulenkit ir tada sugrįžtat. Gerai, puikiai sekasi. Užmerkiam vieną akį. Užmerkiam vieną akį ir viską tą patį darom. Užmerkiam abi akis. Ir tą patį darom. Tik neskubėkit. Labai sugalvos judesi. O nuite, jūs irgi galvą, žemyn ir taip. O kitą ranką irgi atveskit čia taip. Vytautas atsistot gali tikrai. Gerai, čia kas kart sunkinam, dar darom, o viskas tas pats, kas gali dar stiebėtis. Smakrą žemyn ir ant pirštų galų. Ir tada sugrįžtam. Smakrą žemyn, keliam kulnus ir sugrįžtam.
Smakrą žemyn, keliam kulnus ir sugrįžtam. Vis dar užsimerkia, ne? Bent jau, kas galit, pagal galimybės. Aš nusiemu laiko, darysim 1,5 minutės pratimą, tai čia labai nedaug. Gražiai tolygiai pakylam ir gražiai tolygiai nuleidžiam kulnus. Ir dar bent vieną akį užmerkiam. Nu, kam virš 60 galit vieną akį, kas jaunesni, tai abi. Neužmirštam galvos judesio dar. Čia šiek tiek dar ir mankštas mėginim bus. Gerai. Kad šiek tiek jūs mėto iš šonus, tai labai gerai, aš pasiekiau savo tikslą tada. Bet gražiai tą lygį, bet pasistebėt kaip balerinos, pilnai, jungiat savo blauzdas. 3 kartai dar. Neužmirštat galvos judesio, stiebėtės gražiai, to lygiai plastiškai viršų ir plastiškai nusileidžiam. Gerai, tai vėlgi, ką mes čia darėm, tiesiog mažinam atramos plotą ir išjungiam regą ir vėlgi pajautėt, kad žymiai sunkiau atlikti judesį. Prasidėjo visi šitie judesiai. Maloniai. Gerai, kitas judesys. Rankas dėsit ant pečių sukryžiuotas per krūtinę, kojos taip dubens ploti, keliai šiek tiek sulenkti, aš save pasižiūriu ir aš gerai rodau. Tai va. Ir tada tiesiog kol kas vieną koją stumsit atgal, bet judesys turi būti iš klubo, ne iš juosmens, o iš klubo. Stumėt ir sugrįžtat. Bus sunkiau, jeigu visą svorį laikysit ant tos kojos, kuri yra stabiliai padėta ant grindų. Stumėt ir sugrįžtat. Galit pilnai nepastatyti kojos, bus šiek tiek sunkiau. Tai gražiai tolygiai plastiškai nustumėt koją atgal ir tolygiai plastiškai sugrįžtam. Traminės kojos kelias šiek tiek sulenktas. Ir einu patikrinti. Darom. Pilvai tempti, kojos dubens ploti, nesuglaustas, kojų nekeičiam, kol kas su ta pačia. Labiau laikom pilvą įtemptą, nesirečiam. Stengiamės, kad judesys būtų iš klubo. Mokat. Opa, stumėt vieną koją atgal. Vytautas šiandien ilsisi. Viskas tas pats, tik prijungiam galvos judesį. Galvą sukat į tą pusę, kuri koja yra tvirtai pastatyta ant grindų. Ir sugrįžtat, tik atsargiai, negriūnat. Nieks nepagaus. Smakaras taip arčiau krūtinės. Stumėt koją, sukat galvą, iškvepat, grįžtat, įkvepat. Jeigu viskas gerai, nėra ką veikti, pratimas nereikalauja pastangų, užsimerkiam. Darom, 1,5 minutės, nedaugiau. Nusiemu laiką, tai čia labai nedaug. Nelošiam galvos. Ir nekeičiam kojų, visada su tą pačią pusę. Ir negriūna, nieks nepagaus. Turėtumėt jaust, kad dirba šiek tiek sėdmenis. Darom. Judesyje nepadarom ir neužstingstam. Galva, koja ir sugrįžtam. 2 kartai, gražiai, tolygiai, plastiškai. Ir gerai, viskas tas pats su kita pusė. Jeigu labai nepatogu rankas laikyti ant krūtinės, galit laikyti ant juosmens. Ir viskas tas pats, kojos dubens ploti, keliai šiek tiek sulenkti ir vieną koją stumėt atgal. Kol kas be galvos judesio, susidraugaujat su padėtim, mūsų pusės skirtingos ir tokia irgi nepaslaptis, bet dažniausiai pradedam daryti nuo tos stipresnės pusės, tai po to jau būna sunkiau. Bent jau galvą pasukam. Sukam. Vytautai, ką veikiat? Prijungiam galvos judesį, laikot pilvą įtemptą, gražiai tolygiai plastiškai slystam, sukam, galvos judesio neužmirštam, į kitą pusę. Gerai, tik į kitą. Ir sugrįžtat. Jeigu dar neužsimerkit, užsimerkit. Ne, jūs nesimerkit, kad negriūtumėt. Taip, jeigu ką laikotės už šitos kėdės, griūt geriau į priekį negu atgal, ane? Prisimenat. Ir neskubėkit, lėčiau. Gerai. Bet galvos neloškit, smakras arčiau krūtinės, neužmirštam galvos judesio. Taip normaliai ir pasukit, kad šiek tiek dar kaklas prasitemptų, jis dažniausiai ten irgi tingi. Angelė, bent galvą pasukiokit.
Nu, į tą geresnę pusę. 3 kartai dar. Su abiejom pusėm vienodai 1,5 minutės. Tikrai nėra daug. Bet bent jau taip atrodo. Iš šono. Tai čia truputį pastovėt ir pasukiojat galvą. Gerai, šiek tiek apšilot, ne? Šilta pas mus. Visai. Taip, kojas statysit pečių plotį arba šiek tiek netgi plačiau. Taip patogiai irgi, atsimenat, kaip autobuse. Pritūpsit, bet pritūpimas vėlgi tas toks taisyklingas. Sėdmenį stumėt atgal, keliai iš pirštų galų nepabėga ir neišsirečiam. Išlaikom šiek tiek dubenį paverstą po savimi. Rankos vėlgi, kaip jums patogiau, arba ant čišonų, arba ant krūtinės, nėra labai didelio skirtumo. Ir kol kas judesi darysim, tik iš pilvo šono pasisuksit į vieną pusę, sugrįšit, tada į kitą. Nu, šiek tiek pastiprinsim, po to prijungsim pusiausvyrą. Pritūpimas. Dėl pritūpimo, tai kaip jums patogiau ir kiek galit. Jeigu ką, galim ir pilnai pritūpti. Tai kas jaunesnis kolektyvas čia pas mus, tai normaliai ir pritūpiam. Ir išlaikom pritūpimą visada. Kam virš 60 galit giliai ir netūpti. Bet jeigu galit, tai tūpiam. Netūpčiojam, pritūpiam ir laikom. Į vieną pusę ir į kitą. Kas sėdi, tai iš pilvo šono. Į vieną pusę pasisuka ir į kitą. Ne pečius, o iš pilvo šono. Vis dar darom. Gerai, nebesisukiojam, bet atkeliam vienos kojos kulną, nuleidžiam, tada kitos kojos kulną pakeliam ir nuleidžiam. Pritūpime, bet stengiatės netūpčiot aukštyn žemyn, tiesiog kojos kulną vieną ir tada kitą. Aš pasinaudojau progą, šiek tiek rotaciją dar paaktyvinam. Netūpčiojam ir pilnai, kaip balerinos. Vienos kojos kulną pakeliam, kitos. Kur pritūpimas? Pritūpiam. Nu gerai. Ne, pečius. O kažkiek kulną keliam, ne pečius. Užsimerkit, ne? Čia užsimerkim. Kas galit? Netūpčiam, o kulną vis dar darom. Jau jaučiasi šlaunis ar dar ne? Ne? Gerai, dar darom. Kas galit, sunkiau. Abu kulnus atkeliam ir nuleidžiam. Atkeliam ir nuleidžiam. Abu kulnus. Kas galit? Gražiai, tolygiai plastiškai ir kad keliai nevažinėtų į vidų. Kuo giliau pritūpsit, tuo labiau dirbs mūsų šlaunies priekis. Tai vėlgi pagal save. Ir užsimerkiam dar. Išlaikom pritūpimą. 3 kartai. Gerai. Pasijautė kojo šiek tiek? Labai gerai. Tai galit papurti, šiek tiek atpalaiduoti. Čia vis dar šiek tiek stiprinam ir šiek tiek su pusiausvyra dar dirbam. Dabar taip, jeigu reikia, galit laikytis, jeigu reikia. Jeigu griūsit, nieks nepagaus, tai vertinat savo galimybės. Tai kaip šnekėjom, nerizikuojam pagal save. Jeigu nereikia laikytis, tai rankos kaip patogiau, ar ant asmens, ar ant krūtinės nėra didelio skirtumo. Ir tada vieną koją šiek tiek sulenksim ir taip atvesim į šoną. Toks atvedimas į šoną. Bet stenkitės neužsimoti, nestaigus užmetimas, o fiksuotas. Atvedat ir sugrįžtat. Lengvesnis variantas bus, jeigu kas kart koją pastatysit, sunkesnis, jeigu kojos nepristatysim. Tai atvedam ir sugrįžtam. Ir stenkitės, kad ne į priekį pabėgtų, o labiau į šoną ir netgi atgal, kad irgi dirbtų mūsų sėdmuo. Tiek atraminės, tiek tos kojos, su kuria dirbam. Kas sėdė, tai koją bent jau į šoną pastumdom. Ne, Vytautai? Gerai, laikom pilvą įtemptą, kad nevežinėti visas pusės. Gerai, užsimerkiam. Stengiamės, kad jausmo nevažinėtų irgi, judesys tik iš klubo. Gali dar su užlaikymu. Pakeliat, šiek tiek palaikot ir sugrįžtat. Gražiai, tolygiai. Matau, dirba kojos, labai gerai. Kai keliat koją, pečių kelt nereikia.
Tai tik atvedam į šoną. Vis irgi dažniausiai, kai sunku arba labai stengiamės, prasideda pečių kėlimas. Tai tada tiesiog lengviau darykit. Dar liko mažiau negu pusė su šita pusė. Nebent reikia pailsėti, tai pailsit. Vėlgi, pagal save. Jeigu planuojat griūt, laikomės. Tai irgi vertinat savo galimybės. Ir stebėkit, ar koja nepabėgo į priekį. Taip, labiau į šoną arba atgal. Bet į priekį irgi negriūnam, kregždučių nedarom. Bent vieną akį užmerkiam. 3 kartai. Ir labai smagu, kad turim 2 kojas, tai viskas tas pats su kita pusė. Jeigu reikia, laikotės, jeigu nereikia, nesilaiko. Nebedaug liko. Aš irgi sušilau, visai šilta čia pas mus, kitiem tikiuosi irgi. Ir su kita, jeigu galit. Jo. Taip, keičiam kojas. Bet neišmetam. Gal čia gimnastų pas mus ir buvo, bet ten špagato daryti nereikia. Ir kuo lėčiau atliksim judesi, tuo bus sunkiau, tuo labiau dirbs atraminė koja. Tik pastebim, ar koja nepradeda bėgti į priekį, į šoną arba labiau atgal. Nes jeigu labiau koja važiuos į priekį, tai labiau dirbs šlaunies priekis. Man reikia sėdmens. Sėdmenis pas mus dažniausiai irgi tingi, nes sėdimas darbas arba šiaip sėdim. Tai vėlgi raumuo užsispaudžia. Tai supaprastintai. Ir smegenis nebeina tas signalas, reiškia, kad raumenį nebėra ką veikti. Jau mažiau negu pusė liko, neišmetam, o gražiai tą lygį pakeliam, gražiai tą lygį sugrįžtam. Dar ir pilvą laikom įtemptą, kad nebūtų pilvo šokio. Ai, dar ir kvėpuojat, ne? Keliat koją iškvepiat, grįžtat, įkvepiat. Bent jau vieną koją pajudinkit apie šoną. O šitą, atsimenat, irgi šiek tiek sutraukėt, raumo, kadangi dirba, stengiatės įdarbinti. Ne? Biskį nekyla. Ji nekyla, bet raumo dirba, aš atsimenu, tai stengiatės. 3 kartai, 1,5 minutės, gi nedaug. Nu, pasijautė sėdmenis. Ne? Tai gerai, tada dar padarysim. Dabar toks sudėtingesnis, tik apkeisim kojas vietom. Atkelsim vieną koją, kelias plius minus klubų aukštį ir priešingos pusės ranka, alkūnė irgi plius minus pečių aukštį. Tai jau lavinam pusiausvyrą, nestovim ant vienos kojos, jeigu planuojat griūt arba negalim, tai tiesiog koją atkelsim ir laikysimės. Nu, čia tiesiog keli variantai, o jeigu viskas gerai, nes čia turim ir jaunimą, tai tada su koja suksim ratuką iš klubo į vieną pusę, su ranka ratukas į kitą pusę. O va čia jau prasideda koordinacija. Priešinga ranka, priešinga koja ir priešingos pusės į pusės ratukai. Su koja į vieną, su ranka į kitą pusę. Tik pasižiūrėkite, ar tikrai priešingą ranką, priešingą koją pakėliam. Gerai. Gerai. Jeigu ką, dar galite užsimerkti. O jeigu dar sunkiau, tai galite kokį eilėraštį man padeklamuoti. Bet toks nedidelis ratukas, nereikia ten iš šonus, bet irgi pilvas įtemptas, o sėdint irgi darom. Darom. Aha. Gerai, tik kitą ranką. Viskas gerai, tik kitą ranką. Šitą. Nu, Vytautai, darykit. Va, šitai. Nebedaug liko. Nu gerai, darysim trumpiau, bet žinokit, dar liko. Ir ratukai, jeigu priešinga ranka, priešinga koja. Sukam. Jeigu labai nesiseka į skirtingas pusės, tai tada bent jau sukat. Jeigu labai vargsta koja, tą, kurią kilojam ar atraminę, nuleidžiat, pailsinat. 2 ratukai. Ir labai džiugu, kad turim antrą pusę, viskas tas pats su kita pusė. Čia tokie atodusiai pas mus, tikiuosi, ten už ekrano irgi yra atodusiai ir tikiuosi, ką darot. O tokius sėdint nedarot. Čia dabar, šiandien simuliuojat jūs. Prie manęs tai darot. Darom. Atsimenu aš.
kilojam. Pažiūrėk, Tonutė tai kiloja vis tiek. O, ir Vytautas išidėjo, džiugu. Ratukai. Laikom pilvą įtemptą. Kai keliat kojas, stenkitės atgal negriūti. Priešinga ranka, priešinga koja. Šiaip pagal viską turėjo su viena pusė lengviau gauti, su kita sunkiau. O jeigu su abiejom nesigavo, irgi labai gerai yra kur tobulėti. Laikot pilvą įtemptą, atkreipkite dėmesį, kad nesiloštumėt atgal. Judesys iš klubo. Dar liko, šiek tiek liko, dar truputį liko, vis dar sukam, dar vis laikom pilvą įtemptą. Dar kvepuojam, dar 2 ratukai. O ko Angelė nedarot? Darykite atsisėdus irgi. Gerai, o dar darom, ne? Gyva, dar darom. Nebedaug liko, kiek šiandien dar laiko turim. Oi, nebedaug, tai kaip tik vienam pratimui, pats tas. O dabar vėlgi pagal savo galimybės rodau tą tokį, kaip reikėtų daryti, arba siekiamybę, po to parodysiu, kaip lengviau. Rankos kaip patogiau, šiek tiek reikės vietos, jau ką ten kėdės pastumsi, tai paskutinį, šiandien tai pasistengia, taip nuoširdžiai iki galo. Vieną koją dėsit atgal, čia tiek toks stiprinimo bus dar irgi, kad krūvio gautumėt, kad nebūtų taip nuobodu. Vieną koją statot atgal, leidžiate žemyn, bet svorį laikykit ant abiejų kojų. Nusileidžiat, bet vėlgi pagal galimybės, pagal savo kelius, tada labai nedidelė amplitudė, 3 tokie paspirokliavimai, tada svorį perkeliat ant priekinės kojos, sulėtintai rodau žinoma, keliat koją į viršų ir koją tiesiat per kelią, bet pėda tegu būna atpalaiduota, tada vėl lenkiat, visada su ta pačia pusė, su ta pačia koja, vėl dedat atgal, nusileidžiat, 3 paspirokliavimai. Tada vėl svoris ant priekinės kojos, keliam viršų, tiesiam, grįžtam ir kas gali, tiesiog greičiau. Tik tiek, kad neišspirkit, neišmeskit tos kojos, čia labai nefainiai pasirodė, tai, bet fiksuotai atkeliat, ištiesiat ir atgal negriūnat. Taip pasižiūrėsim, ar šlaunų nugarinė dalis labai sutrumpėjus ar ne. Tai va, nusileidžiam, paspirokliuojam, keliam, tiesiam, grįžtam. Tai va, lengvesnis variantas. Jeigu labai jaučiasi kelias sąnariai, nespirokliuojam, nusileidžiam, grįžtam, jeigu planuojat griūti, čia pristatot koją, pakeliat koją, galit netiesti, nuleidžiat koją, tada vėl atgal, čiukšt, žemyn, pakylat, pirmin, atgal, aukštyn, žemyn. Ir dar stengiamės, kad keliai nebėgtų į vidų. Ir čia tas variantas, kai sakiau, kad tvirtai atsistojat, tai va tvirtai ir turėtumėte atsistoti. Dar neįpusėjom su šita pusė, bet nebedaug liko, laikom pilvą įtemptą, kad buvo nevažinėta visą pusę. Basom gali. Čia basom dar netgi geriau negu su batais, nes pėda tada dar dirba. Kojos dubens plotai. Galėtų anksčiau pasisakyti, būčiau išmovus iš batų. Gerai, varom. Šitas paskutinis apšylam. Čia šilta ir man jau. Pakeliam, tiesiam, pėdą atpalaiduota, bet stengiamės pilnai išties, tada vėl sulenkiam, vėl koja atgal, 3 paspirokliavimai. Čia šiek tiek pusiausvyros, tokia ir dinaminė pusiausvyra įsijungia, ir žinoma stiprinimo. Tik vienas pilnas judesys beliko su ta pačia pusė. Ir keičiam pusės. Viskas tas pats su kita pusė. O sėdint šaunuolis. Angelė įsijungia, puiku. Aha. Gerai, tik lėčiau darykit. Visiškai neina. O kvepuojat? Tik kvepuokit. Dėl kvepavimo, tai čia tiesiog kvepuoja dėl to, kad jungtinis judesys, toks kompleksinis judesys, tai su kvepavimo fazėm galim nepataikyti. Ir būtų labai gerai, kad koją pakeltumėm taip kelias klubas vienam aukštį ir tada ištiestumėm. Jeigu labai nesigauna, tai tebūnie, tegu būna jau žemiau. Pabaigai toks truputį sunkesnis. Jeigu rytoj lipant laiptais mane prisiminsit, aš džiaugsiuosi.
Jeigu ausis kais, tai tada žinosiu, kad... Ai, rimtai. Tai va, jeigu ausis kais, tai žinosiu, kad gerąją prasme. Gerai, bet vėlgi visi darot pagal savo galimybės. 1,5 minutės, kai toks sudėtingesnis, sunkesnis judesys, tai vėlgi jau krūvis ir tas ŠSD irgi gali jau pakilti ten daug. Labai nebedaug liko. Dar 2 kartai ir to jūs paleisiu visus. 2 pilni judesiai. Gerai. Tai atpalaiduojam kojas. Šiandien kojas labiau dirba negu rankos, bet vėlgi pusiausvyrą lavinant, tai kojos automatiškai daugiau dirbs. Tai namų darbai kažką sunkiaus pakiloti. Bulves, pomidorus, morkas, kad ir rankos šiek tiek padirbtų. Tai šiandien tiek. Galėčiau ir daugiau, bet mane jau stabdo. Tai tada iki kitų kartų, nebent klausimų dar turit. Kam reikia bėgti, bėkit, kam nereikia bėgti, aš mielai išklausau klausimus. O pavargot nors biškį? Tai po kiekvieno judesio tai turit susiaktyvinti maloniai. Tai va, gerai, ačiū uždėmesi, pasiplojat savo.